Sveiki. Pagaliau atvažiavau į Amet ir tikėjaus 2 valandų kelio. Gavosi 3,5, nes trafikas labai didelis dabar. Nes dabar bus kažkokios labai didelės šventės vietinio ir jie labai ruošiasi, tai žodžiu labai didelis trafikas. Tai iš tikrųjų dabar apsistojau hostelį, kuris yra nardymo hostelis. Už 4 naktis sumokėjau 36 eurus, tai labai pigiai gavosi. Ir čia yra mano hostelis. Ir pasisukam į tą pusę, gatvę ir čia jūra. Tai kol kas pirmą kartą per visą laiką Balį matau akmeniukų paplūdimį. Šiaip labai faina, labai gražu čia. Karienį pasirinkau vietą prie savo hostelio ir už šitą patiekalą šiandien sumokėjau 2 eurus. Tokį dalyką turiu pas save kambarį. Kur jis dingo? Ai, šiaip tai žviegčiau, bet jau pripratau. Grįžau iš to gyvos muzikos vakaro, nes dabar tenais yra didžėjus pertraukai. Ir nelabai geras tas didžėjus, tai aš nelabai ten noriu būti. Tai, žodžiu, grįžau atgal į hostelį ir dabar įsižiūrėti savo video. Ai beje, toj mano sausainių vietoj, kurią mes labai gerai prisimenam, nes aš ten buvau, nežinau, kiek kartų, gal 10. Man davė lipdukų. Tai aš juos užsiklievau ant kompo, nes pradėjau rengti lipdukus ant savo kompo. Tai, žodžiu, davė mano mėgstamiausių. Tai Jenny, James ir dar kitą davė, bet to dar neužsiklievau. Gal kažkur kitur užsikliuosiu. Ir dar šitą nusipirkau. Tai šitas krioklys yra 40 metrų aukščio ir šito krioklio pavadinimas iš sanskrito kalbos išvertus reiškia apsaugojimas nuo priešų, nes baliečiai tiki, kad kriokliai turi stebuklingą galią ir jie gali apsaugoti nuo demonų, nuo priešų, nuo blogų dvasių ir kad krioklių vanduo yra šventas. Jau matau savo skabiduką, viskas gerai. Bet to kalno statumą. Tokiais vakeliais aš važiuoju iki savo sekančio krioklio. Nu, aš čia jau nebežinau, ar čia šituo keliu man reikia važiuoti. Biškai pasiklydau, man atrodo. Nes šiaip tai vėl važiuoju iš idėjas maždaug, nes man vėl Google Maps'ai biškai pjauna grybą, tai nežinau iš tikrųjų, kurias aplinkui mane vėl nėra žmonių ir aš vėl kažkur grybauju. Bet nežinau, gal apsisukti reikia, bet aš labai noriu tą krioklį, man labai gražus. Nu, pabandysiu dar biškį tiesiai pavažiuoti. Bet tai kokią aš darnes. Grįžau, žodžiu, į tą pointą, nuo kurios supratau, kad aš ne ten važiuoju. Pasirodo, man čia normaliai keliu reikėjo važiuoti ir nedaryti to posūkio, kurį padariau be reikalo. Tai važiuoju į krioklį. Sustavau kažkokioje vietiniai parduotuviai pakeliui, nusipirkau vandens, batunkės šokoladinės. O ta šokoladinė batunkė man kainavo 6 centus. Skonis kaip būtų sugėdęs tas batunas.
Tai jo. Dabar pasižiūrėjau galiojimą. Prieš mėnesį laiko pasibaigė galiojimą. Aš nebegaliu, aš nebepasitikėsiu tais Google Mapsais, nes aš vėl pasiklydau. Bandžiau klausti vietinę nuorodą, a jie nešneka visiškai. Internetas man neveikia visiškai. Ir dabar vėl pasiklydau. Nu tai čia kažkoks kelias žemyn, va taip eiti dabar man kalnu. Kas galvoja, kad aš nusivartysiu arba mane suvalgys gyvatė, kol nueisiu iki krioklio, pakelkit rankas. Žodžiu, nelabai čia įmanoma nueiti į tą krioklę. Aš neįsivaizduoju, kaip reikėjo nueiti. Arba aš vėl ne ten atvažiavau, nes vietiniai, kai kurie net nežino, kur čia tas krioklys randasi. Iš kur aš tokį krioklį atradau, aš nežinau. Bet bent jau vaizdas labai gražus už manęs. Tai va, labai gražų vaizdą pamačiau, bet iki krioklio nenuėjau. Bet nieko, tokį važiuoju link paskutinio krioklio, kurį esu suplanavęs šiandienai. Tikiuosi tą rasiu. Žodžiu, užkrovė man internetas, kur man važiuoti iki sekančio krioklio. Tai man gaunasi dar valandą laiko dabar važiuoti. Ir nuo to krioklio 2 valandos biški važiuoti atgal iki mano hostelio. Tai aš buvau pasiskaičiavus, kad aš viską spėsiu šiandien iki saulėlydžio, kad nevažinėt tamsoj kalnuose. Bet gaunasi, kad jeigu aš važiuosiu dar iki anų krioklio, tai aš tikrai nespėsiu. Visita Bantugo.Asia y comienza tu próxima aventura de viaje a Šiaip toks faktas apie mane, aš labai dažnai prieš miegą labai užsinoriu sausų pusryčių. Tai dabar užsinoriau sausų pusryčių. Ir pirmą kartą matau tokį dalyką, bumšpako pavidalų sausi pusryčiai. Ir galima nusipirkti tiesiog pienuko, paprasto pienuko, va tokiais pakeliais. Atspėkit iš 3 kartų, iš kur filmuoju. Iš kompiuterio. Žodžiu, variau šiandien ryte plaukiot su delfinais, o kartu su delfinais nuplaukė ir mano telefonas. Nusiraminau dabar jau, bet važiuosiu pirkti naują telefoną ir pagal va tokius žemėlapius nusipaišiau su pieštuku, jau užrašau knygutę, kur važiuoti. Tai šiandien yra antroji diena be telefono. Mano Apple tapatybę turėjo patvirtinti be 24 valandas, dabar sulaukiau pranešimo, kad patvirtins prieš 6 darbo dienas. Tai vis dar be ragelio antra para. Kaip yra abidna, kai tu turi telefoną, naują telefoną, už kurį mokėjai pinigus neplanuotai, ir tu jo antrą parą negali naudotis. Viskas, ką galiu naudotis, tai va, hello, konnichiwa. Laukiu naujienų iš šeimos Lietuvoj, ką dar jie gali padaryti, tai žodžiu, naują kortelę dabar man padarė. Bandysim per seną numerį gal jungtis. Tai yra juokingiausia, kad aš vlogą filmuoju per kompą. Esat matę kokį nors vlogerį, kuris filmuotų vlogą per kompą? Tai jeigu nematėt, tai aš esu pirmoji. Kaip juokingai atrodytų, jeigu aš eičiau per miestą ir vloginčiau per miestą su kompu. Tai yra labai abidna, tai aš nežinau, ar kiek iCloudas spėjo išsaugot mano video ir kiek vlogo galėsiu aš sumontuoti. Ir tie delfinai, aš delfinų prifilmavau ir jau čia bus 0 video. Žodžiu, galų gale tiesiog džiaugiuosi, kad man viskas yra gerai, kad aš esu sveika. Ir pamoka yra, kad nereikia visko filmuoti, nes iš tikro tai norėjau aš nufilmuoti delfinus. Galų gale likau be telefono ir be delfinų medžiagos, jokios, kas būtų buvęs žiauriai geras kontentas mano vlogui. Iki visi šiandien ugnės virtuvėlėje. Bomžpakenzas.
Atrodo mano virtuvė šitam hotelyje. Tai šiaip jinai yra pilna tarakonų ir skruzdėlių. Ir dingo elektra visam miestelį ir dingo internetas. Tai dabar sėdžiu be interneto, negaliu nieko šeimai parašyti, iCloudas nebesi update'ina. Aš tiesiog, ir aš nežinau, kuriam laikui čia dabar dingo ta elektra. Nutrūko kažkokie laidai po vandeniu ir dabar visas balis neturi elektros. Kai kurios vietos neturi elektros ir interneto, kai kurios turi internetą, kai kuriuose vietose jau yra elektra, bet būtent šitoj vietoje, kur aš dabar esu, sako, kad bus elektra po maždaug 12 valandų, kad gali tai užtrukti iki kelių parų. Ėjau į didžiulę parduotuvę, kuri turi elektros generatorių, tai dėl to čia yra elektra. Bet elektra man nieko neduoda, nes nėra interneto, bet pasigavau vieną merginą, kuri kažkaip turėjo internetą ir galėjo man pasidalinti su juo. Tai žodžiu, parašiau savo šeimai, kas vyksta. Su kažkokai, aš nežinau, kažkiam košmarė. Ta prasme, kodėl šitaip nesiseka? Tai dabar šviesai turiu tokį headlightą, bet jo baterija man nebus amžinai ir nežinau, gal reikės dar rytoj, nes neaišku, kada atsiras ta elektra, tai reikia taupyti. Tai dabar, kol būsiu kambarį, reikia nusipirkti man žvakių. Ir kaip ironiška, kad vienintelės žvakės, kurias radau, buvo tokios. Ir turėjau nusipirkti kažką, į ką įsmeigtą žvakės, tai nusipirkau spurgą. Tai uždegam. Taigi pamečiau telefoną vandenyne, bet telefoną gyvenau 2 dienas ir panašu, kad gyvensiu 3, galbūt 4. Dingo elektra visoj Balio saloj. Ir sekantis klausimas. Kas toliau? Labas rytas, pagaliau aš su elektra, su telefonu, žodžiu, viskas stojasi į savo vėžes. Aš jau rašiuosi keliauti atgal į miestą, iš kurio atvažiavau į Loviną. Tai jo pavadinimas yra Amed. Tai ką galiu papasakot? Kad iš mano telefono, kas liko, tai va, mano buvęs telefonas, šiaip ką galiu papasakot, kad nors ir praradau aš tą telefoną, bet nardymo su delfinais, jaučiu vienas, net ne vienas, o pats geriausių mano prisiminimų gyvenime, nes, žodžiu, išplaukiu su laiveliu, saulėtekis, žiauriai gražu ir matai nardančius tuos delfinus. Ir gali dar su jais paplaukioti, tai aš plaukiau su tais delfinais. Aišku, kol plaukiau, pamečiau aš tą telefoną, bet nesibaigė nuotykiai, nors ir pamečiau telefoną, vis tiek toliau nardžiau su tais delfinais. Žiauriai geras jausmas, kai tu matai 20-30 delfinų tiesiog nardančio aplink tave, po tavim, kokie 2 metrai, po manim buvo 3 delfinai. Žiauriai šiaip gražu buvo, žiauriai patiko. Ir paskui gale dar panardžiau su spalvotom žuvytėm tarp koralų, tai žiauriai patiko, labai gražu buvo. Taip, tai kas išsitrynė iš iCloudo, tai daug gerų dalykų išsitrynė ir dėja į vlogą negalėjau įdėti. Tai vienas dalykas, kad bandžiau nuvažiuoti į ugnikalnį nelegaliai, dėl to, kad dabar vyksta vietinių šventės ir į ugnikalnį Mount Agung negalima nuvykti, dėl to, kad tenais yra svarbiausia jų šventikla ir dabar yra uždaryta dėl to, kad vyksta šventės ir jie ruošiasi toj šventykloje šventėm. Bet tai yra aktyvus ugnikalnis. Paskutinį kartą jis buvo išsiveržęs 2019 metais. Ir žodžiu,
Važiavau šitą ugnikalnį ir važiavau nelegaliu keliu, nes turistinis kelias uždarytas. Tai buvau pasiklydus. Atsisėdau vidurį keliam ant savo pirdaklėto ir verkiau, nes neatsimenu, kur pasakiau, nes buvau pasukus kelis kartus. Ir neatsiminiau, kaip grįžti atgal, o kelias buvo tiesiog tragiškas. Matėsi, kad tai yra tiesiog ugnikalnio kelias, nes kelio jokio nebuvo, tiesiog dideli akmenys. Ir bandant važiuoti į viršų, mano pirdaklėtas važiavo žemyn. Tai, žodžiu, neišėjo man užvažiuoti tą ugnikalnį, o grįžtant atgal, dar ir neradau kelio, nebuvo nei vieno žmogaus aplink mane, nes važiavau pro kažkokius džimbrynus. Ir nebuvo interneto, bet po valandos kokios laiko klaidžiojimo atradau kelią atgal. Tai žodžiu, o kitą dieną po to ugnikalnio man atsirado kažkoks lyg ir akies uždegimas ir labai skaudėjo vieną akį. Ir tą dieną tiesiog nieko neveikiau, gulėjau kambarį tamsoj, nes negalėjau išeiti į šviesą. Tai va, o kitą dieną tada važiavau 94 km iš Amed į Lovyną. Dabar lygiai taip pat važiuosiu atgal. Tas 94 km kažkur 3 valandas. Ir šiaip, per pastarąsias 3-4 dienas gavau mažutį akies uždegimą, pamečiau telefoną vandenyne, gyvenau be telefono 2 paras, dingo elektra visam Bali ir interneto ryšys. Taip pat mano kambaryje apsigyveno varlė ir mane kando žuvytė, kol aš nardžiau. Tai, nežinau, tiesiog per daug ženklų, kad man reikia važiuoti namo. Bet aš nevažiuosiu namo. Taip pat vakar buvau paplūdimy. Ir truputėlį parinkau kriauklių labai gražių. Nu va, kokius gražius. Čia daugiau yra. Žodžiu, visiems lauktuvių aš nepripirksiu. O šitas miestas, kuriame esu Lovyna, jisai ribojasi su Balio jūra. Tai jeigu norėtumėt kriauklyčių lauktuvėm iš Balio jūros, parašykit, gausit. Kriauklyčių kiekis ribotas. Tai va taip atrodo mano skubidukas. Pasiruošęs 3 valandų kelionį. Už kortelę sumokėjau 1,60 €. Pavyzdžiui, 10 GB nusipirkti per eSIM man kainavo 19 € kažkas tokio. Tai vietoj 19 € euras šiandien galėjau anksčiau pagalvoti ir nusipirkti vietinę kortelę, būtų sutaupyti pinigų. Bet nieko, pamoka kitam kartui ir pamoka jum, kad jeigu būsit Indonezijoje, tai nusipirkit kortelę vietinę, o ne pirkit eSIM. Kai važiuodama užmačiau kažkokią įdomią večikę, sako, reik patikrint. Suprantu, kad čia kažkokia yra šventykla. Čia Anie nelabai su manim norėjo šnekėti, aš ir nelabai norėjau trukdyti juos, nes panašu, kad kažkokią ceremoniją vykdo, bet, nu jau, čia kažkokia šventykla, bet atrodo tai įspūdingai.
suprantate, kokios yra mano nuotaikos po tokių nuotykių nesėkmingų. Tai aфиgenas, keliaujam toliau. Visko būna. Aišku, tuo momentu buvo biški liūdna, bet dabar viskas praeity. Keliaujam toliau. That's life. Kaip sakytų prancūzai, c'est la vie. Žydo bulvės pas kaimyną, eini vieškeliu gatve. Abukas lėkas klevo lapas atčiabrelis, jie garsiai šlama, bet prieš vėją nepabūs. Aš nežinau, man stogą rauna šiandien. Baisiai. Ar aš išprotėjau, ar aš esu nepilno proto, taip gali būti visko, bet man yra taip smagiau. Kuo daugiau pozityvo, gyvenimas gražus, judam pirmin, kad ir kas gyvenime atsitiktų, kad ir kas jūs parklupdytų, keliatės ir eina toliau, nes čia yra gyvenimas ir gyvenimas yra gražus. Woo! You like the drink? Pagaliau atvažiavau į vietą ir šiandien apsistosiu pigiausiam mano kada turėtam hostelį. Už jį sumokėjau 3 eurus nakčiai ir jis yra su pusryčiais. Tai čia tie 3 eurai realiai tik už pusryčius, daugiau čia nemokamai. Melis, neatrodo nieko čia tragiško, viskas čia normaliai. Raduks, kriauklės, dušai. Ai, čia tualetas ir dušas. Nu, sakyčiau, visai švarus. Čia mano kambarys, sofkytė. Spintelė. Lova gavau viršutinę. Pasakysiu, tai tikrai labai nustebino, nes už 3 eurus aš esu mokėjus brangiau ir gavus žymiai blogiau. O dabar už 3 eurus. Čiauriai gerai. Kadangi grįžau į miestą, kuriame esu jau buvus, tai apsilankiau kavinėj, kurioje esu jau buvus kokius 5 kartus. Labai faina vieta saulėlydžiam ir šitą vietą vadinasi Varung Bobo. Hai! Tai labai fainas personalas, labai faina viskas čionai. Kol neturėjau telefono, tai atradau naują žaidimą. Žiauriai įdomu, žiauriai užsikabinau. Vakar visą vakarą negalėjau nustoti žaisti. Nu ką, mėlieji, atsiprašau, kad šitas vlogas labai trumpas ir nieko aš gero jum neparodžiau, bet patys suprantat, iCloudas mane pavedė ir neturėjau medžiagos, kurią taip stengiausi nufilmuoti ir parodyti dar daugiau nuotykių, kuriuos patyriau, bet žodžiu. Rytoj keliausiu į kitas salas ir tenai bus vėl kitokie nuotykiai. Tikėkime, nieko blogo jau nebeatsitiks.
nes man jau gana. Tai ačiū, kad žiūrėt ir susimatysim sekančiam